Nu tai sveiki, ilgai nesimatėm. Ko gero, daugelis žmonių, kurie mane prenumeruoja, kyla toks klausimas. Kur dingo mašinos, kur dingo pilkas dizelis, kur dingo projektai? Tai dėja, bet noriu pranešti, kad pilka tokia kaip dizelio, tai kaip ir nebėra. Nebėra iš vis, bet nebėra ta prasme, kad jo kėbulo nebėra. Tai jis yra išvežtas į šiukšlyną, iš jo greičiausiai jau gaminamas skarbonkės ar dar kokie nors kinietiški niekučiai. Taip, tai ką aš noriu jums pasakyti? Aš noriu jums pasakyti, kad projektai tai jie nesibaigia ir nedingo. Ir jie ko gero niekada nesibaigs, nes kažkam pasibaigus, kažkas vėl prasideda. Tai jau turbūt kyla klausimų, prie ko aš čia stoviu ir kas čia per mašiną. Tai šita mašina, kaip matot, taipogi yra pilka. Kaip bebūtų keista, čia irgi yra dizelis. Ir kodėl čia nebe prieš tai buvus mašina? Tai tiesiog kažkaip nusprendžiau, kad nereikia man tokio projekto ir realiai tas pilkas dizelis buvo daromas labiau greičiui vystyti. Norėjęs tų kilovatų, norėjęs, kad mašina greit startuotų. Galbūt buvo daryta dragui, daleiskim slalomui, bet visada prie širdies buvo kitas automobilių sportas, tai yra driftas, šonaslydis lietuviškai sakant. Tai va taip vat ir visai netikėtai sumąsčiau pasidaryti drift karą. Šitos mašinos istorija irgi labai įdomi, jinai realiai jau buvo visiška šiukšlė, nurašymui tokia į tą patį sąvartyną, bet kai išardžiau pilką dizelį, liko krūva dalių, faktas, neišvežiau aš juos su visais žaislais. Išrinkau aš ją plikai ir išvažiavo jinai realiai tik tai kėbulas, tai viskas liko realiai nuo jo. Ir kadangi mėtėsi šitą mašiną tokia realiai niekam nereikalinga ir nelabai naudojama, tai nukilo tokia idėja, ką ten tos detalės stovės lentynui kažkur, tai būtų daug protingiau ir fainiau galų gale iš to kažką sulipdyti, sužvėti. Ir taip pagalvoju, blemba reikia paeksperimentuoti. Matyt, nedaug tokių projektų yra. Aplamai autosporte dizelis tai nėra pats geriausias pasirinkimas ir ko gero galbūt iš vis nepasirinkimas, bet čia prie to dar sugrįšim. Tai sumąsčiau padaryti 2 litrį paturbintą, pabombintą, liaudiškai sakant, mašiniuką. Tai jo, po kapotu mes čia originaliai turim 2 litrų dizelio 110 kW variklį. Čia yra sedanas, 4-duris, galų varomas. Turbūt būtų įdomiau išgirsti, kas aplamai su ta mašina yra čia daryta, padaryta, kas per modifikacijas ir taip toliau. Tai kaip ir minėjau, labai daug dalykų iš to pačio pilko dizelio 3 litrio sukryto čia. Ir aš buvau labai sužavėtas, kaip idealiai viskas tiko. Tai, aišku, variklį tiesiog įdomumui palikau 2 litrį, bet ant jo sumąsčiau sukrauti visus 3 litrio žaislus, kiek tai buvo realiai įmanoma. Tai gal tada ir pereikim prie to, eikim iš karto gal prie variklio skyriaus ir apžvelgsim, kas čia sudėta, kas čia padaryta.
Taip, tai turbūt pirmas dalykas, kuris iš karto krenta į akį, tai yra turbina. Ir specialiai ją dariau būtent čia, iš viršaus, ne iš apačios, kad jinai būtų tiesiog gerai matoma ir grinai, galim sakyti, tai buvo daroma dėl dizaino, dėl pačios estetikos padangčių, nors jos čia daug nėra iš tikrųjų. Tai taip, kas čia per turbiną? Turbina yra 170 kW 3 litrio dizelio perdaryta į vakuuminį valdymą. Tai automatiškai, kadangi jin stovi viršuje, nors turėtų stovėti apačioj, tai teko pasigaminti koliką išmetimo pačiam. Žinoma, nebetiko išmetimas, tai ganėtinai riebų išmetimą pasidariau. Tai čia yra 80 mm diametro ir jis eina po visą mašiną iki pat galo. Taip, ką mes turim toliau? Mes turim toliau purkštukus. Purkštukai čia prigulė irgi iš to paties pilko dizelio, kuris jau buvo pamodifikuotas su 3,5 200 kW purkštukais. Tai jie taipogi yra čia. Tada mes turime tikrai labai didelį ir gal netgi sakyčiau per didelį interkulerį šitam reikalui, bet kadangi, kaip minėjau, visas detalės jau buvo nupirktas, tai, tiesiog nebuvo kito pasirinkimo, kaip dėti tas, kas jau yra. Ką mes turim su aušinimu? Su aušinimu mes čia turim įdomiai. Turim custom radiką su SPAL tikrai galingais ventiliatoriais. Teko visą realiai sistemą pasidaryti pačiam, visą vamzdyną. Čia, kaip matot, yra netgi pritaikyta iš Volkswageno išsiplėtimo bakelis. Tiesiog, nes tai buvo turbūt paprasčiausias ir pigiausias sprendimas. Žinoma, visas vamzdynas darytas yra nuo turbos iki interkulerio ir nuo interkulerio iki kolektoriaus. Patys variklio viduriai, tai iš modifikacijų yra tik tas, kad yra sudėtos standesnės vožtuvo spiruoklės. Nes kai puti daugiau slėgio, čia daug kas jau žinom šitą dalyką, kad pradeda pakibinėti vožtuvai ir taip toliau. Tiesiog, kai daug puti reikia, kad jie būtų biški tvirčiau laikomi. Tai iš variklio skyriaus kaip ir labai aš daug kažko nepapasakosiu, nes, čia tiesiog viskas standartiškai, kad galėtum pūsti tą arklį, o motoras jisai kažkiek laikys. Planas šiaip yra atsisukti 300 arklių ir kiek googlinau, tai yra įmanoma. Tai jeigu pavyks, tai bus labai smagu. Tai va, nežinau, galbūt viską paminėjau, jeigu kažko nepaminėjau, tai galite paklausti komentaras ir tikrai atsakysiu. Jo, iš variklio skyriaus, sakykim, tada tiek. Tai galim pereiti prie važiuoklės. Kas yra priekį? Priekį, faktas, mes turim seną gerą laiko patikrintą šilo išsukimą. IRP mes čia tikrai neplanavom dėti ir nedėsim, nes mašina tikrai nėra ganėtinai konkurencinga kažkur dalyvauti ir taip toliau. Tai jinai buvo labiau daroma savam malonumui, pasivažinėjimui, pramogai ir taip toliau. Tai žodžiu, turim daugiau išsukimo. Kas dar pačiam priekį su važiuoklė daryta, tai yra sudėtas poli į visur, kur tik įmanoma. Poli yra netgi variklio pagalvės, dėžės pagalvės. Realiai visoje absoliutiškai mašinai, kur tik buvo įmanoma, yra sudėtas poliuretanas. Su galu dar įdomesni reikalai, nes gale mes turim pilnai visą galinį tiltą nuo 3 litrų universalo X-Drive. Tai buvau sužavėtas, kad viskas tiko ir draugavo su šitos mašinos 2 litrų kardanu. Tai čia turim ir rimtesnius kelmus, turim ir reduktorių, stiprų galingą ir pusašius, žymiai storesnius, kurie tikrai laikys. Tai
Jo, buvo iš tikrųjų įdomu, sakau, pabandysiu ant bairio, bet bairis buvo toks, kad viskas draugauja, viskas tinka, atstumai tokie pat. Tai tiesiog persirinkau visą tą 3 litrų tiltą, pasikeičiau guolius, ten visokius silentus ir taip toliau. Ai, dar susidėjau reguliuojamas galinės traukės. Ir jo, nu, realiai čia galiu pasakot, galiu ne, nu, padaryta viskas tiesiog, kas yra reikalinga driftui, nu, ką žmonės daro, ta prasme, kas liečia važiuoklį. Nežinau, tai ką liko aptart? Saloną? Tai galim pažiūrėti, kas tenai padaryta. O saloną mes turim tokį. Taip. Tai pradėkim nuo to. Turim sport vairą, turim tą patį gerą IRP rankinį. Kol kas neturim short shifto ir aš manau, kad jo galbūt reikėtų. Čia turim šiek tiek augių. Turim gesintuvą, turim lopšius, turim pagaliau normalius homologuotus diržus su, nu, tokius kokie priklauso, o nebe tuos žaislinis, kurie buvo pilkam dizelį. Nieko čia daug nepripasakosi realiai, nu, ką žinau, yra normalūs padaryti tvirtinimai diržam ir visa kita. Dar šitoj mašinai atsiras galinis rollbaras, kad galėčiau ją užsiregistruoti normaliai, nu, išsimt sportinį pasą. Taip, vairas su quick release, nu, tai čia toks tiesiog dėl patogumo, biški lengviau laipėt, nesu mažas žmogus. Ir tiek, nu, aš labai detaliai nenoriu tos mašinos rodyti, nes nematau didelio reikalo tai daryti. Bet jeigu kažkam būtų įdomu konkrečiai, kaip koks mazgas padarytas, tai galit parašyti ir paklausti, galbūt padarysiu kažkokį atskirą video, kaip ten iš apačios viskas atrodo ir taip toliau. Šitam video būtų panašiai tiek. Norėjau tiesiog parodyti, kas vyksta garaže, kad nestovi reikalai taip jau visiškai. Aišku, labai aš neturiu laiko tam ir ten ir darbai stabdė, ir šiaip noro nebuvo, ir buvau ir pradėjęs, ir numetęs, ir čia labai pabiški pasidarė tą mašiną, bet, nu, džiaugiuosi, kad jis pasidarė. O rytoj aš važiuosiu su ją pagazuoti pas vieną tokį žmogelį, ne pas Petrą. Pas Petrą jau buvau ne kartą, bet važiuosiu pas tokį Vytautą Laužiką. Iš tikrųjų, didelis respektas jam. Jisai daro lygiai tą patį, ką daro Petras ir kiti žmonės, kurie daro trasas. Tik jis visą tai daro iš idėjos. Nu, skamba keistai, jo. Ta prasme, šiais laikais aplamai nelabai kas kažką už dyką daro ir šiaip savo tipo veltui. Bet jam, kiek su juo teko bendrauti, smagu, kad žmonėm linksma, jis pats mėgsta pagazuoti tai trasoj. Ir jo, nu tai čia yra realiai toksai moralės reikalas, žinai, prisidėti visada galima, nes prie to, nes, nu, blemba, kai pagalvoji, taigi vis tiek kainuoja ir kūras, ir laiko reikia tam, ir nu, tikrai tos trasos iš niekur neatsiranda, pati gamta jų nepadaro ir blemba, teko būti ir tikrai įvertinau gan aukštų balų. Trasa lygi, jinai nėra tokia, kad būtų grinai ant pievas padaryta, ten toksai reljefas nelygus, užkilimai, nusileidimai. Tai, žodžiu, rytoj planuoju važiuoti, tai čia bus jau paskutinis šios žiemos, ko gero, išvažiavimas ir pafilmuosiu. Bus atskiras video iš pačios trasos ir sakau, dar kartą didelis respektas jam, kad jisai apsiema šitą dalyką daryti, kai realiai padarys ir viskas ištirps. Ir jo, iš tikrųjų faina, kad tokių žmonių yra. Tai va, mėly draugai, tai susimatysime kitame video, kur bus veiksmas trasoj.
O dabar gero vakaro ir iki.